Kas iš tiesų slypi po noru dominuoti ir kuo toks elgesys yra pavojingas. Mūsų susikurti elgesio modeliai prasideda vaikystėje. Ir vaikui augant svarbu, kad jis žinotų savo ribas, žinotų, kur jo kambarys, ką jis ten turi, kur jo teritorija, ko jis nori ir kaip turi elgtis. Viskas prasideda nuo mamos. Kontroliuoti išmoksta mergaitės turinčios valdingą ir kontroliuojančią mamą. Mama visą laiką turi žinoti, kur mergaitė yra, su kuo jinai yra, kaip ilgai jinai ten bus. Ir šitas mamos perdėta baimė ir rūpestis vaiku, jos griežti draudimai, baudimai užspaudžia tos mergaitės jausmus ir jinai neturi tiesiog savo teritorijos, nežino, kas jinai yra, nežino, kur jos ta teritorija, nežino savo norų, jausmų ir negali jų išsakyti, nes jai yra neleidžiama. Daugiausia valdingomis mamomis tampa vienišos mamos, kurios turi tokią atsakomybės jausmą aprūpinti savo vaiką, užauginti jį ir išleisti į mokslus. Siekdamos neparodyti savo silpnų vietų, jos valdžią perima į savo rankas ir kontroliuoja. Jos bijo pasirodyti silpnos, bejėgės, palūžusios, sutrikusios, nepatrauklios ir išduotos. Todėl kontrolė užtikrina jom, kad jos valdžią laikys savo rankose ir užtat pasitiki savimi.